paties ministro sąskaita buvo didesnė šiemet? Nes renovacija yra būtent pats geriausias sprendimas sumažinant sąskaitas. Man tai jis yra visiškai nesuprantamas ir paaiškinimas, kad yra kaštai kažkokie, tai visi verslai patiria kaštų. Daugiausia moka būtent Ignalinos rajono savivaldybei, Biržų rajono savivaldybei, būtent čia yra didžiausios kainos. Tai ką mes galim padaryti daugiau, kad ta kaina gyventojams būtų mažesnė? Dienas skaičiuotume, tai 25 metais buvo 70 dienų, kuomet mes daugiau pasigaminome negu suvartojame. Bet jeigu tu, nežinau, turi 300 000 vartotojų, 1 eurą prisidedi, va tau ir papildomi 300 000 per mėnesį. Tai šiuo atveju man tai atrodo, toks šiek tiek jojimas ant gyventojų nugaros, tai nepaminėjot vieno dalyko, o atominė elektra apskritai Lietuvoje uždarytas klausimas. Tai kaštai gali būti ir vadovo automobilis gali būti kaštai, vadovo atlyginimas, vadovo bonusas gali būti irgi kaštai. Ir tai yra unikalus projektas, kaip ir minėjote, pasaulyje pirmasis tokio tipo reaktorius bus ardomas būtent Lietuvoje. Labai geras klausimas, jeigu tokį klausimą būtumėte uždavę prieš metus laiko, turbūt sakęs būčiau, kad šansai yra pakankamai maži. Mes vėl lipam ant tos iškastinio kuro adatos, žiūrint tuo ilguoju laikotarpiu. Čia turbūt gyventojus labiausiai ir papiktino tas toksai staigumas. Dar Donaldui Trumpui nespėjus įsakymo duoti, jau degalinėse kainos pradėjo suktis į viršų. Sveiki. Šiandien Kas iš to epizodas po ilgesnės pertraukos vėl iš Briuselio, bet labai džiaugiuosi, nes turim labai įdomų svečią, kur aktualijų apstu. Mes turime energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną. Ačiū labai, ministrė, kad sutikot ateiti, kad sutikot dalyvauti. Labadiena, dėkui, kad patkvietėt. Ir aš norėsiu pakalbėti su ministru pirmiausia, aišku, apie aktualijas. Vieną tai, aišku, mes norėsim aptarti, net nebejoju, ir tai, kas vyksta Irane ir kokį tai turi, kokios pasiekmes yra mūsų Lietuvos vartotojams. Bet pirmą aš noriu pradėti nuo tokių labai paprastų žemiškų dalykų, kur dabar kiekvienas, manau, kad džiaugiasi atėjusiu pavasariu, nes šildymo sąskaitos nebuvo tai, ko labai žmonės laukia. Šalta žiema, 2 šalti mėnesiai. Paties ministro sąskaita buvo didesnė šiemet? Taip, sutinku, buvo didesnė, nes reikėjo didesnės šilumos kiekis reikalingas buvo. Ir jeigu taip žiūrint į kitus metus, kokia žiema mes negalim prognozuoti, bet aš manau, kad, aišku, pokyčiai su PVM, šildymo lengvatos neliko, tai vienas dalykas, bet faktas yra ir tas, kad žiūrint Lietuvą energetinio efektyvumo, mes esam kažkur vidutiniokai Europos Sąjungoje. Nei labai blogai, bet nei ir labai gerai. Nors šildymo trasos savivaldybėse jos paleidžia labai daug dar šildymo į orą. Renovacija, kai kurios savivaldybės geriau, bet jeigu tai pasižiūrėti Vilnių kaip pavyzdys, nežibantis miestas. Nežinau, ministrė, kokie dar yra sprendimai, ką galėtume per metus, ką galėtų vyriausybė per metus padaryti, kuo Europa galėtų padėti, kad nebijotume mes tų šaltų žiemų. Iš tiesų, ši žiema buvo netradiciškai šalta ir dėl to iš tiesų šildymo sąskaitos gyventojams buvo gerokai didesnės. Reikia pastebėti pirmiausia, kad pati šilumos kaina, jeigu mes skaičiuotume šilumos kainą kilovatvalandai, jinai praktiškai buvo analogiška kaip ir praeitą žiemą. Tai čia kažkokių tai didelių pokyčių nebuvo, nors ir buvo ir pastaraisiais mėnesiais ir biokuro kaina padidėjusi, bet tai buvo toks momentinis efektas. Tai pats šilumos kainos pokytis neįvyko. Kalbame apie didesnį šilumos kiekį. Dėl to yra pats geriausias ir optimaliausias sprendimas renovacija. Aš manau, kad po šios žiemos daug gyventojų susimastys apie tai, kad galbūt ir svarstė daugiabučio renovaciją, bet nesutiko, abejojo, galbūt tokių svarstymų buvo, tai po šios žiemos sąskaitų yra tikrai labai aiškus signalas, kad reikėtų tuos sprendimus persvarstyti, nes renovacija yra būtent pats geriausias sprendimas sumažinant sąskaitas. Pažiūrėjome statistiką, tai daugiabučiuose namuose, tuose būtent, kurie buvo renovuoti, šildymo poreikis išaugo maždaug iki 1,5 karto, o tie, kurie nėra renovuoti, ten šildymo poreikis buvo netgi 2-3 kartus didesnis negu praeitą žiemą. Tai aiškiai skaičiai rodo kryptį, kurią turėtume žengti. Šitoje vietoje be abejo paties renovacijos tempai Lietuvoje irgi nėra patys didžiausi ir
Seniai buvo keliamas tikslas 1000 daugiabučių namų per metus. Čia daugiau, aišku, aplinkos ministro kompetencija, bet svarbu pabrėžti, kad yra ir jau prasideda tokių techninių sprendinių, būtent skydinės renovacijos projektai, kurie yra įgyvendinami šiuo metu, tai pasitvirtinus tokį standartą būtų galima tikrai sparčiau tą renovaciją atlikinėti. Kita priemonė, kurią jau beje pradėjome kurti praeitų metų rudenį, tai iš tiesų matydami šilumos kainų skirtumą Lietuvos savivaldybėse, kuris skiriasi praktiškai 2,5 karto. Tai yra tarp pigiausios ir brangiausios. Daugiausia moka būtent Ignalinos rajono savivaldybei, Biržų rajono savivaldybei, būtent čia yra didžiausios kainos. Ir būtent matėme tą skirtumą, tai viena iš priemonių, kurią jau sukūrėme ir praktiškai kelių dienų klausimas, kaip tik kovo pabaigoje turėtume jau paleisti savivaldybėm pačią priemonę. Tai mintis yra paprasta, tad matėme labai aiškią koreliaciją, kad mažose savivaldybėse, būtent ten, kur savivaldybės negali tiesiog sau leisti šilumos tiekėjai renovuoti šildymo sistemų, tai yra būtent pakeisti katilus, ar tai yra dujiniai katilai, arba seni biokuro katilai, tai jiems reikalinga pagalba. Ir tai, kas, sakykime, buvo įmanoma didžiosiams savivaldybėm Vilniaus mieste ar kitose, tai jos yra tas sistemas susitvarkiusios ir ten buvo paramos intensyvumas 25% subsidija. Tai šiuo atveju kalbame apie kitas tas mažašias savivaldybės, kur reikėtų skirti, kiek leidžia ES teisė, visos galimybės, tai reikia 45% finansavimo intensyvumas. Tai gali duoti pakankamai greitą efektą, nes būtent tų mažųjų katilų pakeitimas, jisai praktiškai įmanomas per pusmetį iki metų laikotarpio galima tas sistemas sutvarkyti. Tai būtų tikrai svarbi žinia maždaug 22-25 savivaldybėse, toks pokytis galėtų įvykti. Tai čia tikrai ženklus kiekis savivaldybių, kuri paveiks. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, nes mes žinom, kad kitais metais savivaldos rinkimai, tai va tie merai ir tos administracijos, kurios sugebės iki kitos žiemos pasikeisti katilų, žinosim, kad tikrai dirba efektyviai. Tie, kurie nesugebės, žinosim, kad gal reikia galvoti apie alternatyvius variantus. Labai teisingai, čia yra duodamas instrumentas, o kaip jau merai sugebės pasinaudoti kartu su šilumos teikėjais, čia jau yra atviras klausimas. Supratau. Liekant, nepabėgant toli nuo vis tiek Lietuvos tų aktualijų, kitas dalykas, kuris gyventojams nuolat skauda, nors per tuos mūsų nepriklausomybės metus pažanga padaryta didelė, bet aš kalbu aišku apie elektrą. Ir mes turėjome praėjusią savaitę, kuri iš vis buvo istorinė, kai atidavėm į Švediją ir šiaip tos investicijos, jos tikrai yra rekordinės į atsinaujinančią energetiką, bet kaina, jinai, jeigu taip žiūrėti tą visuomeninį tiekimą, tai yra apie 22 centus. Šiaip tos formuluotės, jos yra pakankamai komplikuotos, man įdomu paties ministrė nuomonė apie tas visas formuluotės, nes netgi taip užėjus į tiekėjų ten pasirinkti planą, tai yra tikrai ir abonentinis mokestis, labai bus įdomu išgirsti apie jį nuomonę, nes man tai jis yra visiškai nesuprantamas ir paaiškinimas, kad yra kaštai kažkokie, tai visi verslai patiria kaštų. Tai čia labai įdomus naujadaras, ką bando elektros tiekėjai taikyti, bet bendrai, ką mes galim padaryti Lietuvoje dar? Tvarkoj, labai dideli žingsniai, kad būtume nepriklausomi, sinchronizacija įvyko. Dabar ką mes galim padaryti, kad padėti gyventojams, kad jų ta elektros kaina būtų mažesnė. Ir ne tik gyventojams, galų gale šalies konkurencingumas yra irgi labai smarkiai priklausomas nuo elektros kainos. Galim neseniai atsiminti, kokio didelio masto skandalas buvo, čia pati pradžia šitos vyriausybės pabaiga praėjusios buvo dėl elektros tiekimo galios negebėjimo atvesti iki vieno iš mūsų verslų. Tai ką mes galim padaryti daugiau, kad ta kaina gyventojams būtų mažesnė? Labai teisingai, iš tikrųjų elektros energija, nuo jos tampame vis labiau priklausomi, ar tai būtų namų ūkiai, šilumos siurbliai, kitos sistemos, ar tai būtų verslai, jos reikia vis daugiau ir dėl to kainos konkurencingumas yra vienas iš svarbiausių dalykų. Iš esmės, kalbant apie elektros energetikos sektorių, kaip ir minėjote, reikia pasidžiaugti, kad 25 metai buvo rekordiniai ir Lietuvoje buvo instaliuota, būtent prijungta prie tinklo
didžiausias kiekis tiek saulės ir vėjo jėgainių. Tai aš taip paprastai apibūdinu, jeigu mes turime visą Lietuvos atsinaujinančios energetikos istoriją, tai būtent pernai metais trečdalis visų pajėgumų buvo prijungta prie tinklo. Tai yra didžiulis kiekis ir džiugu galima pasidžiaugti, kad jau turime 6 gigavatus saulės ir vėjo instaliuotų pajėgumų. Ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia, kad mes 25 metais 50% visos suvartotos elektros energijos pasigaminome būtent iš saulės ir vėjo. Tai yra didžiulis pasiekimas ir šiais metais, 26 metais prognozuojame, kad jau pasieksime 60% lygį, tai praktiškai kiekvienais metais po 10% vis padidėja gamyba iš atsinaujinančios energetikos. Tai be abejo, pirmoji žinia yra svarbu tai, kad, jeigu taip dienas skaičiuotume, tai 25 metais buvo 70 dienų, kuomet mes daugiau pasigaminome negu suvartojame, 24 metais tokių dienų buvo tik tai 5. Ir kuo tai naudinga valstybė piliečiams, pirmiausia tai, kad kuo daugiau pasigaminame patys, tuo mažiau reikia importuoti. Nes už importuotą natūralu mes turime sumokėti, tai taip skaičiuojame, kad kiekvieni metai to progreso mums duoda apie 1 milijoną eurų dienai. Dabar klausimas, kur ta nauda lieka, jinai be abejo reikia kalbėti apie 3 pagrindinės dalis elektros kainoje. Ir čia labai taip sutampa, nes kaip tik Europos komisijos prezidentė vakar išplatino laišką valstybių vadovams, kalbėdama apie tas struktūrinės dalis, tai pirmoji dalis yra elektros energijos kaina, kaip produkto pačios elektros energijos. Tai praeitą metai vidurkis kainos Lietuvoje buvo 8,5 centų už kilovatvalandę. Čia yra grina gamybos kaina. Grina gamybos kaina, tai yra vidurkis, sakykime, tos pačios gamybos arba importo. Tai yra visų metų tiek, kiek kainavo elektros energija kaip produktas. Ir čia yra iš tikrųjų toks struktūrinis paradoksas ir tikrai reikės sisteminių sprendimų ieškoti ateityje, nes jeigu mes pažiūrėtume į galutinę elektros energijos kainą, kaip ir minėjote, visuminio tiekimo yra 22 centai, pas įvairius tiekėjus priklausomai nuo planų svyruoja matyti tarp 22-25 centų už kilovatvalandę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes trečdalį visoje elektros energijos kainoje, produkto kaina sudaro tik tai trečdalį. Kita dalis nemaža dalis yra tinklų mokesčiai, tai yra būtent tam tinklui irgi reikalingos investicijos, kad jisai būtų atsparus, patikimas, saugus. Ir trečioji dalis yra mokesčiai. Tai yra PVM-as ir visos kitos dedamosios. Šitą komisija atakuoja savo siūlymų paskutinį. Tai šitoje dalyje yra tam tikra, turbūt natūralu, kad elektra, kaip yra elektros energija, kaip yra būtinoji prekė, turbūt būtų logiška galbūt ir galvoti apie tam tikrą lengvatinį tarifą PVM, bet kita vertus tai vėlgi tai yra problema surenkant biudžeto pajamas. Ir dėl to šita dalis yra sudėtingai turbūt apie ją kalbėti. Kita dalis, aš gal pateikčiau vieną pavyzdį, kad kabeliavimas, būtent oro linijų tiesimas po žeme, anksčiau buvo šitas klausimas apleistas ir dėl to ėmėmės labai konkrečių veiksmų, 3 kartus padidindome spartą kabeliavimo ir finansus, būtent pinigus ieškojame ne iš perdavimo arba skirstymo tarifo, bet būtent iš europinių finansavimo mechanizmų. Tai tą dalimi būtent gyventojams nereikėjo prisidėti. Tai yra vienas iš būdų, kaip mes galime optimizuoti, sakykime, šitą dalį. Bet pati problema, neneigsiu, yra dėl pačių tinklų mokesčių, objektyviai taip yra, kad atlyginimai natūraliai kyla, tinklą prižiūri darbuotojai, žmonės ir dėl to ta kaina tikrai yra tokia dabartiniam lygmenyje. Tai nepriklausomai nuo produkto kainos, pati elektros energijos kaina yra pakankamai aukšta. Tvarko. Tai aš dėl tinklo pilnai sutinku ir aš manau, kad gyventojai sutinka, nes mes turėjom čia vis tiek incidentų ir kai ESO reikėdavo reaguoti, kai elektra, visiems aišku labai gerai, kai ateina ir elektra veikia ir kai jinai neveikia, tada visi supranta, aišku, ką yra praradę. Tai aš manau dėl to paties tinklo mokesčių ir kad jo priežiūra yra reikalinga ir investuoti į tos pačius tinklus, ypač kai mes vis tiek didinam ir gamybą, tai yra reikalinga. Bet dabar klausimas to mistinio dalyko abonentinio mokesčio, kuris pas kai kuriuos tiekėjus siekia net 3 eurus. Ignitis ten turi skirtingus tarifus priklausomai nuo kokio planą renkėsi. Kas tai per naujadaras? Iš esmės tiekėjai aiškina, kad yra būtent tie mokesčiai, kurie už klientų administravimą ir kitas dedamasias.
čia svarbu pastebėti, kad iš tikrųjų Lietuvoje iki šiol mes neturėjome šio mokesčio jokio reguliavimo, tai net priežiūros nebuvo. Tai šiuo metu esame pateikę kaip tik Seimui svarstymui gaminančių vartotojų įstatymo pakeitimo projektą. Ir jame kaip tik ir matome galimybę papildomai įtraukti būtent abonentinio mokesčio sureguliavimą, monitoringą, priežiūrą, kad vertas būtent mūsų reguliuotojas prižiūrėtų. Ir kaip tik praeitą penktadienį turėjau susitikimą su elektros energijos tiekėjais ir kalbėjome apie tai, kad tai iš tikrųjų tampa problema, nes kuomet tai buvo euras, pusantro, galbūt iki 2, tai nebuvo taip jautru. Dabar ypatingai tie žmonės, kurios naudoja pakankamai mažai elektros energijos, Taip. bet abonentinį mokestį moka vis didėjantį, tai yra tikrai problema. Tai šitoje vietoje tikrai ieškome sprendimų ir kaip tik prieš šią savaitę kalbėjome su... Aš pateikiau savo pasiūlymą tiekėjams, laukiu iš jų pusės jų pasiūlymo. Tai koks yra ministro pasiūlymas, jeigu ne paslaptis? Pavyks fiksuoti, nes čia labai paprastas verslas, čia ta prasme nėra labai didelio, nėra kažkokios labai didelės inovacijos. Kiekvienas verslas vis tiek turi labai plonas maržas, ant kurių operuoja. Bet jeigu tu, nežinau, turi 300 000 vartotojų, 1 eurą prisidedi, va tau ir papildomi 300 000 per mėnesį. Tai šiuo atveju man tai atrodo, toks šiek tiek jojimas ant gyventojų nugaros, tai įstatyme arba ministro siūlyme bus galimybė užšaldyti tą abonentinį mokestį, ar galų gale jis turės kažkokį sąžiningumą nustatymą, nes sakau, dabar tas paaiškinimas, kad patiria kaštų, tai kaštai gali būti ir vadovo automobilis gali būti kaštai, vadovo atlyginimas, vadovo bonusas gali būti irgi kaštai. Tai šita vieta, kaip minėjau, nebuvo sureguliuota, dėl to aš tikiuosi, kad ir Seime bus pritarta tiems siūlymams ir idėja būtent yra fiksuoti, kad galėtų būti nedaugiau negu, tarkim, 2-3 eurai būtent mėnesinis mokestis ir po to galbūt, po tam tikro laiko galėtų būti tam tikra peržiūra po keletos metų. Tai, nes dabar mes turime tam tikrai irgi yra skirtingi planai, vieni pasibaigia, kiti prasideda ir dėl to žmonėms yra tikrai tokio daug papildomo galvos skausmo. Ir tikrai manome, kad čia yra erdvė, kur reikia daugiau vesti tvarkos, priežiūros ir manau, kad pavasario sesijoje kartu su valdančiosios koalicijos parama tai pavyks padaryti. Tai dabar grįžtant prie tos, jeigu mes turim tos 8,5 cento gamybos kaštus, tai tvarkoj suprantam, kad PVM sudėtinga, turbūt finansų ministras, mes puikiai, aš iš savo laiko vyriausybė atsimenu, ką reikšdavo tie mūšiai su finansų ministru, jeigu tik palėti kažkurį tai iš mokesčių, turbūt tą liesti sunku. Sakykim, ten galbūt centas kažkoks įmanomas dėl tinklo priežiūros, bet dabar gamybos kaštai. Tai jeigu Žygimantas Vaičiūnas turėtų baltą lapą popieriaus ir kad, sakykime, taip maksimaliai pigią gamybą užtikrinti, koks būtų idealus pigią, bet kartu ir saugią, kad mes būtume nepriklausomi, aišku, nuo trečiųjų ypatingai šalių elektros gamybą Lietuvoje, bet galbūt ir Europoje. Koks tai turėtų būti miksas? Lietuvoje mes turime tam tikrą, ne tiek unikalią situaciją, bet be abejo Ispanija ir Lietuva yra skirtingos geografinės aplinkybės. Dėl to Lietuvos atveju tikrai, jeigu mes vertintume būtent vasaros laikotarpį nuo pavasario iki rudens, reikia turėti kuo daugiau atsinaujinančios energetikos plus kaupimo sistemų. Tai praeitais metais kaip tik jau padarėme daug sprendimų, kurie reikš, kad jau šių metų pabaigoje mes turėsime pakankamai didelį didžiųjų kaupiklių. Nekalba apie tuos mažosius kaupiklius, ką įsirenginė gyventojai, bet didėja kaupikliai, kurie yra jungiami prie perdavimo sistemos. Ir jų esmė yra tokia, kadangi saulė ir vėjas nėra pastovus elektros energijos gamybos šaltinis, tai būtent tuo laikotarpiu, kuomet yra pigi gamyba, čia tiesiog bus verslo interesas tą elektros energiją kaupti kaupikliuose ir ją atidavinėti po to į tinklą jau vakarop arba ryto valandomis, kuomet elektros energija kaina rinkoje šiek tiek aukštesnė yra, gerokai kartais netgi aukštesnė. Tai ideali sandora būtų tokia, turbūt apie 50% vėjo, 50% saulės, plus kaupimo sistemos. 100% įmanoma atsinaujinančių? Tai čia būtent kalbame apie tą šiltąjį sezoną. Dabar kita dalis yra būtent šaltasis metų sezonas. Ir ypatingai šita žiema aiškiai parodė, kad saulė ir vėjas nėra tas išteklius, kurio galime pasikliauti visais metų laikais.
ir būtent buvo žiemos laikotarpiu didelė paklausa. Šią žiemą viršyti buvo visi rekordai elektros energijos vartojimo Lietuvoje. Tai paklausa buvo didelė, saulės nebuvo ir vėjo taip pat buvo laikotarpių, kuomet jis buvo pakankamai silpnas. Tai tokiu atveju elektros energijos kainą mes tiesiog importavome iš kitų šalių ir būtent tuo laiku mums reikia turėti tos patikimos, vadinamosios bazinės arba dujinės generacijos. Tai žiemos laikotarpiu tai yra vienas iš tokių sprendimo būdų. Tai jeigu taip idealiai žiūrėti, vis tiek mes turėtume kaip rezervą bent jau 30-40% gamybos iš dujinės generacijos. Ir tai yra LNG? Taip, iš esmės tai yra, Lietuva yra Elektrėnų būtent elektrinė, kurioje yra ir kitos mažesnės, kurios taip pat naudoja biokurą ir būtent šildymo sezono metu elektros energija yra kaip šalutinis produktas, bet pirmiausia, būtent tuo laikotarpiu, kuomet mes negalime pasikliauti saulė ir vėjų, tai yra dujinė elektros energijos gamyba. Dabar gal tada truputį nuo tų, nors ne, likim prie Lietuvos aktualijų, nepaminėjot vieno dalyko, o atominė elektra apskritai Lietuvoje uždarytas klausimas? Ne, tikrai ne. Didžioji branduolinė energetika praktiškai uždarytas klausimas, bet mažoji kalba apie būtent mažuosius modulinius reaktorius. Kaip žinia, čia pakankamai aktyviai vertiname galimybės, įvairias technologijas ir tikslas yra iki metų pabaigos įsirinkti 2-3 projektus, kurie toliau galėtų būti vertinami. Tai šituo atveju reikia suprasti, kad tos technologijos irgi jos nebus nei rytoj, nei poryt. Tai yra kalbame apie 35-37 metus turbūt geriausiu atveju. Tai paliekame atviras duris tokiems reaktoriams, nes jie pirmiausia skirti būtent pramonės dekarbonizacijai, nes technologiškai kai kuri pramonė negali tiesiog pasikliauti saulę ir vėjų. Tai dėl to tokios technologijos taip pat bus reikalingos, atliekamas įvairių technologijų vertinimas, žiūrėsime. Bet kaštai vėlgi jie pradinėme etape nebus pigus, nes natūralu, kad kai išvystomos technologijos, tie pirmieji projektai kainuoja pakankamai brangiai. O yra valstybių pavyzdžių, nes aš bent jau su tokiais nesusidūriau, kur jau būtų ta technologija įgyvendinta. Aš žinau, kad yra tam tikrose laivuose įgyvendintų tų sprendimų, bet kad valstybėje būtų paleistas, yra tokių pavyzdžių jau dabar. Ir iš tų, kai sakot, renkamės, tai aš vis tiek suprantu, kad yra tų pasiūlymų galbūt įvairių. Apie kokias technologijas kalbam, ar tai yra amerikiečiai, nes vis tiek branduolinė energetika, tai aš sakyčiau, yra 4 turbūt tokie ryškiausi, tai Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzija, Japonija, ir turbūt reikia, aišku, minėti, yra Rusija. Tai, aišku, mes to 4 net nesvarstom, tai iš tų 3, ar mes būtent kalbam apie šitas rinkas, šitas valstybės ir ar yra įgyvendintų tų sprendimų? Labai taiklus klausimas. Iš tiesų, šiandien dienai nėra nei vieno veikiančio mažojo modulinio reaktoriaus. Pirmasis projektas, kuris tikimasi turėtų būti pabaigtas, tai būtų Kanadoje. Ir šiuo metu tas projektas yra būtent statomas jau fiziškai. Yra statybos leidimai, vyksta procesas ir tikėtina, kad apie 30 metus jau jisai pilnai veiks. Tai yra turbūt tokie patys pirmieji projektai. Rinkoje judėjimas yra pakankamai aktyvus. Lenkijoje irgi prognozuojama ir planuojama daugiau negu 20 tokių reaktorių įgyvendinti. Kalbant apie pačias technologijas, labai visos teisingai išvardintos šalys, gal pridėčiau dar Kiniją, kuri kaip tik irgi nuo tos didžiosios dar taip pat vertina ir tos mažosios modulinius reaktorius, bet natūralu, kad iš šito sąrašo 2 valstybės automatiškai iškrenta, tai yra Kinija ir Rusija. Ir belieka Jungtinės Amerikos valstijos, Prancūzijos, Italijos yra dar vienas tos konsorciumas. Ir iš esmės tai yra tokios lyderiaujančios. Tai jų technologijos šiuo metu ir vertiname. Kalbame apie 3+ kartos arba netgi 4 kartos reaktorius. Tai tikrai nebus laiko požiūriu greiti sprendimai, bet mes manome, kad turėtume vertinti tokius dalykus, nes kuomet esame
radarė šito proceso, tuomet bus lengviau toliau dalyvauti, juo labiau, kad Lietuva turi branduolinės energetikos patirtį. Tai mes turime puikiai veikiančią reguliacinę sistemą. Tiesa, šiuo metu pagrindinis fokusas yra Ignalinos atominės elektrinės uždarimas, bet reikia galvoti ir apie ateitį. Aš kaip tik šiuo metu kuruoju klausimą, kur, aišku, ir pats, ir paties komanda daug prisidėjo prie to, kad naujai pateiktame biudžete eilutė Ignalinai atsirastų. Ir man buvo šiaip malonu, kuruojant šitą klausimą, tiek susitikti su komisijos kolegomis ir išties išgirsti, kad Lietuva yra pasitikima ir, kaip aš suprantu, Lietuva gavo tiek, kiek prašė, bent jau dabar tam pirminiam variante. Žiūrint į šitą projektą, Ignalinos uždarimo, kaip jums atrodo, tai yra, aišku, sudėtingas, aš visada sakau ir kolegom čia Europoje sakau, nes daug kas sako, kodėl čia Lietuva tokia išskirtinė, bet aš sakau, tai yra irgi pasitikėjimo Europos Sąjunga klausimas, kadangi tai yra viena iš pagrindinių sąlygų mūsų stojimo, kodėl reikėjo vis dėlto uždaryti atominę. Jūs pats kaip vertinat šito projekto ir dabar, jeigu iš tiesų bus skirta lėšų tiek, kiek pažadėta komisija, kas planuojama padaryti, nes suprantu, dabar jau laukia tie tikrieji darbai, reaktoriaus pats ardymas. Tai va, kas planuojama ir tuomet, aišku, kas dar liks padaryti. Ir ar mes turime galimybių tą projektą pasukti dar ir tokia nauda Lietuvai, nes vis tiek tokio reaktoriaus uždarimas, išardymas, tai yra tikrai unikali patirtis ir unikalios žinios. Ar mes tą galim, aš norėčiau sakyti žodį monetizuoti, bet sakykime taip, bent jau išnaudoti ateityje? Taip, iš tiesų, tai kalbant apie Ignalinos atominės elektrinės uždarimą, tai tikrai buvo pakankamai komplikuotas procesas. Ir pačioje pradžioje, netgi uždarimo kalbu apie 2009 metų pabaigoje, kuomet jau reaktorius baigė veikti. Tai nuo to laikotarpio tikrai turėjome įvairių istorijų kartu su Europos komisija. To pažanga nebuvo pati geriausia. Vis dėlto vis tiek yra tam tikra ir sakykime, darbo kultūros dalis ir visą kitą reikėjo vesti tuos naujus procesus, nes realiai visa sistema buvo sukurta elektros energijos gamybai, bet ne pačiam uždarimui. Tai užtruko natūraliai kažkiek tai laiko, bet džiugu, kad jau šitoje kadencijoje mes tikrai matome pasitikėjimą iš Europos komisijos ir būtent tai atsispindi tais skaičiais, kurie yra pateikti. Tai yra kitoje finansinėje perspektyvoje, būtent kiek ir planavome pačiam uždarimui, toks pasiūlymas yra pateiktas. 678 milijonų eurų, tai yra tokia suma, kuri reikalinga kitoje finansinėje perspektyvoje. Ir tai be abejo, tai buvo ilgo proceso, ilgo kantraus darbo rezultatas, kad mes turime tokį Europos komisijos įvertinimą. Reikia tikėtis, kad tai patvirtins ir valstybių bei vyriausybių vadovai, kad šitie skaičiai bus patvirtinti ir tuomet galėsime sklandžiai uždarinėti šią elektrinę. Kalbant apie progresą, tai yra kas nuveikta už ligšiolinį finansavimą, čia svarbu pabrėžti, kad Lietuva yra įsipareigojusi skirti 14% finansavimo, visa likusi dalis yra būtent iš ES ir čia yra svarbus tas įsipareigojimas iš abiejų pusių, tai yra mes turime demonstruoti pakankamą pažangą ir dėl to mainais gauname adekvatų tinkamą finansavimą. Tai šiuo metu yra uždaryta arba išmontuota, jeigu taip skaičiuotume tonomis arba kitais parametrais, tai yra 45% viso projekto yra išardyta. Ir iš esmės iškrautas panaudotas branduolinis kuras, išardyti patys svarbiausi įrenginiai išskyrus, čia pabrėšiu, kur mes dabar atėjome prie vieno iš pagrindinio dalyko, tai yra būtent paties reaktoriaus išardymo. Ir tai yra unikalus projektas, kaip ir minėjote, pasaulyje pirmasis tokio tipo reaktorius bus ardomas būtent Lietuvoje. Šiuo metu būtent rengiamasi viešojo pirkimo procesui ir tikimės, kad per šios metus, nes reikalingas tikrai kruopštus pasirengimas, įvyks pirkimas, jisai bus sklandus ir mes turėsime būtent tuos rangovus, kurie, pabrėžčiau, atitinka nacionalinio saugumo interesus ir būtent jie galės jau tada šitą reaktorių išardyti. Ir tai šitame procese būtent Lietuvos patirtis suvaldant visą procesą tikrai bus unikali. Ir manau, kad ateityje mes tikrai galėsime tą patirtį
paties projekto valdymo patirtį, galbūt ir tam tikrus technologinius niuansus, su jais dalintis su kitomis ES šalimis, kur taip pat branduolinių elektrinių uždarimas jisai neišvengiamai artėja. Vienas dalykas, dėl kurio ir pats daug kovojat ir žinot tą Briuselio realybę, kad jeigu kažką naujo pristatai komisijoje, jų dažniausiai atsakymas būna ne, čia ne mūsų atsakomybė, o šalių narių. Bet karas Ukrainoje, jis keičia realybę ir mes matome, kad rusai terrorizuoja ukrainiečių visuomenę ir tą daro būtent per energetikos objektus, tai galų gale tų pačių šildymo trasų, elektros generatorių, transformatorinių ir taip toliau visas bombardavimas. Galų gale, aš jau net nekalbu apie vandens valymo įrenginius ir taip toliau. Matėme ir hidro elektrinių, kas įvyko su jomis. Galų gale užėmimas atominių objektų. Tai kaip ir būdinga teroristam, yra aišku terrorizuojami žmonės, ypatingai tokią šaltą žiemą. Tai apsauga būtent tų energetikos objektų, apie kurią niekad nebuvo kalbama, dabar tampa kaip niekad svarbi. Tas, aišku, aktualizavo ir tie kabelių plėšimai netyčiniai, kaip pasirodo, ir taip dar būna. Bet vis tiek esmė, kad energetikos objektų apsauga kaip niekad tapo aktuali. Ir lygiai taip pat ir mūsų Ignalinos uždarimas, nepaslaptis, kad tas objektas turėtų būti atitinkamai saugomas ir finansuojamas. Kaip galvojat, yra šansų, kad komisija pradės finansuoti būtent energetikos objektų apsaugą, ne tik investicijas į pralaidumą, į tinklus, ką prieš tai minėjot, ką pavyko iškovoti, bet dabar ir tą kovą, kurią naują pradėjot dėl energetikos objektų apsaugos? Labai geras klausimas. Jeigu tokį klausimą būtumėte uždavę prieš metus laiko, turbūt sakęs būčiau, kad šansai yra pakankamai maži. Kadangi mes kalbame būtent šiandien, sakyčiau, kad šansų yra ir tikrai nemažai. Ir čia buvo turbūt du pagrindiniai faktoriai. Tai yra vienas, kaip ir minėjote, ta visa geopolitinė aplinka ir būtent Ukrainos patirtis, kuomet mes matome, energetika yra pagrindinis taikinys brutalių Rusijos atakų. Ir tai matėme ir šios žiemos laikotarpiu. Tai Ukrainoje akivaizdu, kad vien elektros energijos gamybos pajėgumų išsaugojo tik 20%. Tai 80% elektros energijos gamybos pajėgumų buvo sunaikinta, kalbant nuo 2014 metų iki dabar, lyginant tuos parametrus. Tai akivaizdu, kad yra didžiulė grėsmė šiuo atveju ir dėl to ta situacija turbūt keičia požiūrį ir čia Europos Sąjungoje. Ir vienas iš tokių, sakyčiau, pokyčio momentų buvo tuomet, kuomet mes sincronizavome savo tinklus su kontinentiniais Europos tinklais. Ir būtent vienas iš argumentų, kalbantis su Europos komisija, ir buvo tai, kad Europos Sąjunga daug prisidėjo prie sinchronizacijos. Tai yra ne tik projektų valdymo prasme, ne tik politinio tokio suvaldymo požiūriu, bet taip pat ir finansais. Tai yra 1,2 milijardo eurų buvo skirta sinchronizacijos projektui. Dėl to mano pagrindinis argumentas ir buvo, kad šitą infrastruktūrą reikia apsaugoti, tinkamai apsaugoti. Dėl to džiugu, kad sausio pabaigoje gavome jau pirmąjį finansavimą, kaip visas regionas, tai yra Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija, 113 milijonų eurų. Ir tai būtent skiriama sinchronizacijos projektų apsaugai. Dabar kitas etapas, ir tai buvo jau apie tai galvojame prieš tai, kad sukūrus šį precedentą kalbėsime apie kitą etapą. Ir džiugu, kad jau taryboje turime pateiktus konkrečius teisinius pasiūlymus dėl kriterijų kritinės energetinės infrastruktūros apsaugai. Ir būtent artimiausių metų, praktiškai iki metų laikotarpio, nes ES teisėkūra trunka pakankamai ilgai, bet bus sukurti jau reikalingi teisiniai pagrindai. Ir tuomet kitas etapas jau yra būtent dėrybos dėl daugiametės finansinės perspektyvos 28-34 metų, kur tikrai turime vilties ir matome, kad plečiasi koalicija, kuri palaiko tai, kad Europa turėtų finansuoti kritinės energetinės infrastruktūros apsaugą. Be abejo, iš dalies, kalbame apie maždaug 50% finansavimą, kad tas scenarius įvyks. Tai aš manau, tikrai esame gerame kelyje, paramos atsiranda vis daugiau. Dabar jau kalbame apie
detalės. Tai yra kokia infrastruktūra, tarp valstybinė, netarp valstybinė, rezervai ir kiti dalykai. Tai kadangi jau užsiminėt apie tarybą, tai šiandien pirmininkauja Kipras, kiti po jų pirmininkaus Airija ir tada 27 metų pirmas pusmetis priklauso Lietuvai. Lietuva pirmininkaus tarybai. Kokie jūsų planai? Gal vienas iš projektų ir yra būtent kritinio objektų apsauga, bet bendrai, kokie dabar jums atrodo yra prioritetai, nes aš puikiai atsimenu čekų pirmininkavimą, kai kilo visa ta energetikos krizė, kai dujų klausimas buvo, tai energetika tuo metu tapo pagrindiniu objektų, nors ir karas buvo prasidėjęs ir taip toliau, bet aišku, ta energetikos krizė buvo vienas pagrindinių objektų. Aš aišku nelinkiu to, norėčiau, kad Lietuva pirmininkautų tokių ramių laikotarpių, kur galima galbūt būtų susifokusuoti į didelius strateginius projektus. Ir ta Lietuvos perspektyva, man atrodo, jinai yra labai svarbi ir gali būti girdima. Tas tikrai yra unikalus laikas mums visuomet pakreipti tą ES laivą tą mūsų kryptimi, kad ta ir mūsų pozicija būtų aiškiai matoma. Tai kokie yra paties prioritetai? Kaip ir teisingai minėta, klausimas yra, kad galime daug ką planuoti, bet kartais įvyksta tam tikros krizės, kurios koreguoja tą pirmininkavimo darbotvarkę. Tai šiuo metu būtent ką planuojame, tai vėlgi pagal pirmininkavimo kalendorių, kadangi Kipras pabaigs pirmininkavimą, tada Airija perims. Klausimas yra tame procese, kiek iš tos teisėkūros projektų liks, kuriuos Lietuva turėtų perimti estafetę ir pabaigti tuos teisėkūros kūrimo procesus. Pagal planus ir pagal pokalbius su Europos komisija tikrai matome, kad bent jau energetikoje tikrai turėsime aktyvų ir intensyvų periodą. Ir pirmiausia, kalbant konkrečiai apie prioritetus, tai yra būtent pirmiausia kritinės energetinės infrastruktūros apsauga. Bus bent keletą teisinių dalykų, kuriuos turėtume pabaigti, ko gero, arba jie bus pabaigti per Airijos pirmininkavimo laikotarpį, arba atiteks Lietuvai. Tuomet kitas aspektas tikrai labai svarbus, tai yra būtent rusiškos naftos atsisakymas. Ir čia, kaip žinia, būtent ir su Europos parlamento parama ir su ambicija pavyko pasiekti sprendimus, kad rusiškų dujų viso ES būtų atsisakoma žymiai anksčiau negu buvo planuota. Tai yra būtent parlamento dėka tas terminas buvo paankstintas ir iki 27 metų yra jau galutinis paskutinis terminas. Tai panašiai turėtume pasielgti ir su nafta. Tuo metu Europos komisija dar nebuvo tiek toli pažengusi, kad įtrauktų į naftos klausimą. Tai dabar laukiama Europos komisijos pasiūlymo ir manau, kad Lietuvos pirmininkavimo laiku mes taip pat turėtume šitą klausimą spręsti. Dėl naftos irgi tai buvo parlamento laimėjimas, kadangi nafta apskritai nebuvo įtraukta ir tai buvo didelis parlamento laimėjimas, kad nafta atsirado ir atsirado komisijos įsipareigojimas. Komisija labai nemėgsta prisimti tų įsipareigojimų, bet atsirado, kad komisija parengs projektą. Nors aš prisipažinsiu, mane neramina. Dabar mačiau Belgijos premjero tokius pasvarstymus apie normalizavimus santykių su Rusija. Aš tikiu, yra ir daugiau tų tikinčių, kad čia galima kažką tai normalizuoti, nors realiai lipama ant tos pačios adatos, ką padarė Angela Merkel ir už ką dabar labai smarkiai kritikuojama Vokietijoje, tai kai uždarė atominės elektrinės ir visiškai pastatė visą Vokietijos pramonės konkurencingumą ant pigių rusiškų dujų. Tai aš asmeniškai irgi kuruosiu šitą klausimą dėl naftos atsisakymo, nepirkimo. Ir čia natūraliai pereinam prie turbūt to tokio didžiojo klausimo, kuris dabar yra ore. Toli ar arti tas Hormūzo sąsiauris nuo Lietuvos degalinių? Ir toli, ir arti. Jeigu žiūrėti geografiškai, tikrai toli, bet pagal poveikį būtent kainoms, tiek benzino, tiek dyzelino kainoms, tai jis tikrai arti. Ir čia tikrai yra tokia situacija, kuomet esame globalios situacijos įkaitais. Kaip žinia, ieško sprendimų daugelis valstybių, tokio vieno recepto kaip ir nėra, bet yra tam tikri žingsniai daromi. Tai yra kaip tik būtent buvo priimtas sprendimas Tarptautinė energetikos agentūrai, kurios nariai Lietuva taip pat yra, kad globaliu mastu reikėtų sumažinti pačią
paklausą naftos ir naftos produktų. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad mes vartojimą labai staigiai galime sumažinti. Be abejo, yra tvarūs sprendimai, prie kurių mes turėtume pereiti, bet pirmiausia, reikia sumažinti būtent poreikį per tai, kad išleidžiamos papildomos atsargos į rinką. Tai yra tas mechanizmas, kuris buvo aktyvuotas jau 6 kartą. Pati agentūra, Tarptautinė energetikos agentūra, buvo įkurta po 1973 metų naftos krizės. Po Jom Kipuro karo, būtent lygiai tą patį kalbėjo. Taip. Tai dabar istorija kartojasi tam tikrą apimtimi, tam tikrais parametrais, turbūt ne viską galima palyginti, bet pasiekmės yra panašios. Tai dėl to yra 6 kartas, bet pagal atlaisvintą rezervų kiekį, tai yra rekordiniai kiekiai, niekada iki šiol to nebuvo. Ir dėl to tai yra vienas iš sprendimų, Lietuva solidariai prie to prisideda ir kitos valstybės taip pat tai darys. Ir būtent tas atsargų atlaisvinimas, jisai bent jau trumpuoju laikotarpiu šiek tiek stabilizuotų padėtį. Kokia bus situacija toliau, turbūt sunku prognozuoti ir tai yra tikrai sudėtinga tema. Kai kurios valstybės ieško savo nacionalinių sprendimų, kainų lubos, akcizų ribojimai ar kiti dalykai. Bet vėlgi yra tam tikras laikotarpis, kur mes turime pakankamai dinamiškai žiūrėti į rinką ir atitinkamai koreguoti situaciją. Tai dabar tas priimtas sprendimas, nes jūs irgi paskelbėt tą viešai, rezervų būtent paleidimas, ar jisai sumažins kainą, ar jisai ją tik amortizuos, nes dabar jau 2,05 už 5 centai už litrą dizelio ir tas tikrai skauda, ypač žinant Lietuvos tą tokį žemėlapį automobilių, pagal statistiką vis tiek dominuoja dizelinis variklis. Ar tai amortizuos kažkiek, tai sulaikys saugimą, ar tai gali sumažinti kainą? Tai iš tiesų visas laikotarpis, per kurį mažinimas bus išdėliotas, yra 90 dienų laikas. Per tą laikotarpį būtent visos Tarptautinės energetikos agentūros narės jos turi konkrečius kiekius, kuriuos turi iš atsargų konvertuoti į rinką. Ką tai reiškia praktiškai? Tai Lietuvos atveju būtent, kuomet yra sumažinta beveik 80 000 tonų poreikis rinkoje, atlaisvinant tas atsargas, tai reiškia, kad būtent Orlen įmonei nebereikės, praktiškai kalbant, pirkti vieno papildomo tanklaivio naftos. Tai tokia apimtis. Tai kiekviena valstybė turi prisidėti, tuomet mes turėsime tam tikrą ir globalų efektą. Tokio staigaus didelio efekto čia nebus, bet tai, kaip ir minėjau, yra per šitą laikotarpį kiekviena valstybė ir mūsų regione taip pat Latvija, Estija ir kitos valstybės turėtų panašiai reaguoti ir tokiu būdu bent jau tą spaudimą šiek tiek sumažinti. Bet kad mes galėtume tiksliai paskaičiuoti, kad dėl šito sprendimo degalinėse sumažės degalų kainos konkrečiais centais, taip tikrai negalime pasakyti, nes iš esmės vėlgi yra ir pačios degalinės skirtingų laikotarpių, skirtingus turi tiekėjus, iš skirtingų krovinių, tai tiesiog tai yra per daug komplikuota visa rinka. Bet ką reikia sekti ir ką reikia prižiūrėti, aš manau, šitoje vietoje tikrai jau pačioms degalinėms neturėtų kilti noro piknaudžiauti situaciją, nes tikiu, kad konkurencijos taryba irgi padarys savo darbą. Tai kas yra mūsų galiuose, tuos sprendimus reikėtų priimti. Nes čia turbūt gyventojus labiausiai ir papiktino tas toksai staigumas. Dar Donaldui Trumpui nespėjus įsakymo duoti, jau degalinėse kainos pradėjo suktis į viršų. Aš čia aišku šaržuoju, bet realiai tikrai aš buvau tuo metu, kaip tik lankiausi Lietuvoje ir matėsi, žmonių reakcijos buvo tikrai žmonės buvo pasipiktinę, bet aš dar norėčiau likti šiek tiek, nes mes užsiminėm, kad situacija yra analogiška 73-74 Jom Kipuro karui. Tuo metu įvyko embargas būtent artimųjų rytų valstybių ir 80% per Hormūzo sąsiaurį apie 20% pasaulio naftos patenka į rinką, kiek suprantu. Ten buvo 80%. Aišku, ir tas turėjo didžiulį poveikį, apskritai trūko degalų, nusitęsė eilės, o vėliau, aišku, kaip antrinė tokia banga, kuri dar skaudžiau smogė gyventojams, nes kuras tai yra ir logistikos pagrindinis variklis, tai aišku, smogė ir per infliaciją, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje. Tuomet įdomus dalykas buvo sprendimai, tuomet buvo normalu, kad automobilis sunaudotų kuro 20-25 litrus ir panašiai. Tai vienas iš tokių sprendimų buvo tas energetinis efektyvumas, tvaresni, mažesnės apimties varikliai.
jeigu dabar žiūrėt, nes čia daug yra nesuprantančių žaliojo kurso ir aš tikrai jo nepradėsiu aiškinti, bet va čia labai geras momentas pasigilinti vis dėlto apie ką buvo žalesis kursas. Tai mes vėl lipam ant tos iškastinio kuro adatos, tai žiūrint tuo ilguoju laikotarpiu, ką galima būtų padaryti, kad mes galėtume nusimesti nuo savo nugaros tą volatilumą, nes dabar mes esam visiškai priklausomi ir labai mažai ką galim padaryti, nes jeigu Jungtinių Amerikos valstijų jūrų karinės pajėgos negali atblokuoti to sąsiaurio, tai aš abejoju, kad kažką tai Europa čia daug gali padaryti. Tai kaip mums nusimesti tą volatilumą ilguoju laikotarpiu? Aš nesakau, kad čia per 90 dienų įmanoma tą išspręsti, bet ilguoju laikotarpiu kokie turėtų būti sprendimai? Labai sudėtingas kompleksinis klausimas. Jeigu mes energetikos sektoriuje, kalbant apie elektros energijos gamybą, yra sprendimai ir, kaip žinia, atsinaujinanti energetika, kuri gali iš esmės panaikinti mūsų priklausomybę nuo importo, būtent iškastinių išteklių importo, tai šiuo atveju transporto sektorius yra šiek tiek kita istorija. Dėl to, kad taip mes turime ir elektromobilių tam tikrą dalį, bet tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje tie vystymosi tempai dar nėra tokie spartus, kurie leistų tikėtis artimiausių metų tokio strateginio perėjimo į tokią visišką nepriklausomybę. Tai sprendimų tikrai jų daug nėra. Ir iš esmės tai yra susiję su kiek įmanoma didesnė mūsų pačių nepriklausomybės didinimu. Tai yra būtent diversifikavimo paties tiekimo. Bet čia yra globali rinka ir naftos. Bet transporto elektrifikacija kaip pavyzdys? Taip, transporto elektrifikacija yra vienas iš tokių sprendinių. Taip pat yra ne tik transportas, yra ateityje be abejo ir vandenilis ir kitos priemonės kaip šaltiniai. Šitos technologijos dar nėra pakankamai išplėtotos, kad jos būtų komerciškai patrauklios, bet elektrifikacijai mes turbūt turėtume dar skirti didesnį dėmesį. Ir čia svarbu suprasti, vėlgi yra tam tikrų technologinių niuansų, kuomet, džiugu, kuomet jau mes matome ir sunkiai transportą, kuris yra pakraunamas elektra ir jau nuvažiuoja tam tikrus atstumus, tai yra tas technologinis progresas. Bet yra svarbu įvertinti tai, kad pats elektromobilis, dar jo kaina yra pakankamai aukšta ir dėl to lietuviai dažniausiai ne iš gero gyvenimo būtent perka tuos dėvėtus automobilius. Tai čia tokių vieno sprendimo tikrai nėra. Tai kelias yra kryptis aiški, bet greito progreso tikrai mes negalime tikėtis. Aš manau, aišku, ten kalbant apie elektromobilius, čia aš matau Belgijoje didelį progresą ir juo remiantis komisija parengė ir naujausią siūlymą, kalbantį apie įmonių transporto pakeitimus, bet man atrodo, kertinis dalykas, nuo ko reikėtų pradėti. Dabar tų elektromobilių, aišku, pasirinkimų jau yra įvairių ir tos kainos yra žemesnės, ypatingai jeigu tai yra naudotas elektromobilis, jų kainos labai smarkiai yra kritusios, bet man atrodo, du aspektai yra vis tiek elektros kaina, nes dabar jeigu krautis vienoje iš tų stotelių, sakykime taip, mieste, tai yra apie 45 centai kilovatvalandai, tai nėra labai pigu. Ir antras dalykas - infrastruktūra. Vis dėlto aš manau, kad čia yra du tokie dalykai. Jeigu elektros kaina būtų pakankamai konkurencinga, aišku, jeigu dizelio 2,05 €, tai jau tampa, aišku, konkurencinga, bet jeigu tos kainos grįžt, sakykime, tą normalesnį lygmenį, čia, man atrodo, du pagrindiniai. Ar valstybėje yra prioriteto tam, ypatingai kalbant apie infrastruktūrą? Aš matau plėtrą, neslėpsiu, tikrai yra ir aš važiuoju į įvairius regionus, ten ir Kalvarija, ir galų gale Vilnius Panevėžys ar Vilnius Klaipėda, tikrai matau plėtrą. Bet ar tai yra pakankama plėtra, nes man atrodo, kad esam pakankamai toli nuo tų tikslų, kuriuos iškėlė komisija. Taip, būtent infrastruktūra ir elektromobilių krovimo stotelės iki šiol ir buvo tas turbūt faktorius, vienas iš tokių neigiamų faktorių, kuris stabdė elektromobilumą Lietuvoje, bet pastaruoju metu tikrai ir pernai metais pakankamai daug buvo įrengta stotelių, tiek privačių, tiek viešojo krovimo. Ir čia džiugu be abejo, kad galėjome ir panaudoti ir RRF lėšas. Tai yra parama būtent gyventojams, daugiabučių namų kiemuose. Tai progresas yra didžiulis ir tūkstančiais yra renginėjamos elektromobilių krovimo stotelės. Tai čia yra viena dedamoji, kita dalis yra būtent patys tiekėjai įrengia elektros energijos krovimo stoteles,
jie šiek tiek skundžiasi dėl to, kad jos nėra pakankamai išnaudojamos. Nes čia turbūt irgi yra tokia vištos ir kiaušinio dilema, kas pirmiausia turi būti. Tai yra tam tikras laikotarpis, kuomet mes turime turėti tam tikros strateginės ramybės ir išlaukti tą laikotarpį, kuomet bus ir pakankamai elektromobilių. Bet čia svarbu paminėti, kad mes irgi imamės papildomų tokių smulkių, bet reikalingų žingsnių. Kaip tik neseniai padarėme pakeitimą, kad būtent tokiu atveju, jeigu žmogus kraunasi elektromobilį savo privačioje krovimo stotelį, jisai gali turėti pigesnį elektros energijos tiekimo planą iš tiekėjo. Nes yra tokia apskaitos vienetų sistema, kuomet tie vienetai tiekėjas juos gali monetizuoti. Kitaip tariant, jis gali pasiūlyti elektros energijos vartotojui, kuris turi elektromobilį, palankesnius krovimo planus. O apskaitai receptas turbūt yra paprastas. Kuo yra aukštesnė kaina būtent benzino arba dizelino ir kuo yra geresnės sąlygos krautis elektromobilį namuose ir daugiabučio namo kieme, tai be abejo tada ir turėsime daugiau elektromobilių. Čia svarbu pažymėti, kad Lietuva išsiskiria gaminančių vartotojų būtent pažanga ir tikrai yra daug žmonių, kurie įsirengė savo saulės elektrinės arba turi elektros energiją ją būtent gauna iš nuotolinių parkų. Tai irgi yra sprendiniai, kurie tikrai leidžia užtikrinti elektros energijos kainą maždaug 6-7 centų už kilovatvalandę ribose. Aš manau, kad mes pakankamai prikalbėjom, perbėgom viską nuo šildymo kainų ir sąskaitų iki pat Hormūzo sąsiaurio. Ministre, aš dėkoju už jūsų laiką, už jūsų įžvalgas. Aš tikiuosi visiems buvo naudinga ir įdomu. Kas iš to sugrįš, greičiausiai iš šiek tiek atsinaujinusios studijos Vilniuje. O dabar aš tikrai dėkoju ministrui už jo įžvalgas. Tikiuosi, kad ir jums atsakė į aktualius klausimus, ypatingai kas liečia elektros ir šildymo sąskaitas. Iki kitų kartų. Ačiū. Tai ką? Ačiū.